Šventinę programą jums dovanoja Agrobet. Gardus lietuviški mėsos gaminiai jūsų šventiniam ir kasdieniniam stalui. Turite virškinimo problemų? Pavalgę jaučiate sunkumą skrandyje? Dėkis prie mūsų. Mano skrandis. Neretai taip atsitinka dėl virškinimo fermentų trūkumo. Veiksminga pagalba Mezym. Mezym sudėtyje yra natūralių virškinimo fermentų, kurie veikia greitai ir efektyviai. Kam kankintis, jei gali greitai pasijusti geriau? Mezym. Sutrikusiam virškinimui pagerinti. Dabar už ypatingą kainą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Geriausia kalėdų dovana. Kompaktinės plokštelės. Triumfo arkos auksiniai balsai. Gustavo enciklopedija Lietuvos tūkstantmečio datos. Ir Janina Miščiukaitė Širdies žvaigždė. Šiuos DVD galite įsigyti knygynuose ir didžiuosiuose prekybos centruose. Labas vakaras! Viena originaliausių Lietuvos atlikėjų Jurga Šeduikytė po pustrečių metų savo gerbėjams padovanojo 3 albumą, plus 37 laipsniai. Rudenį vykusio naujojo albumo pristatymo koncertas. Visiškai kitokia Jurga. Puikus, novatoriškas renginys. Dar negirdėti patys naujausi kūriniai bei pačios populiariausios senosios dainos. Sausio 2, šeštadienį 22 valandą per Lietuvos televizijos 2 kanalą. Šarūnas Bartas ir jo filmai Jono Meko vizualiųjų menų centre. Nuo sausio 19 iki 31 dienos. Informaciniai rėmėjai Lietuvos televizija Opus 3. Jį žino net tie, kurie neklauso muzikos. 11 autorinių ir 14 grupės Foje albumų autorius, pelnęs visus įmanomus Lietuvos populiariosios muzikos apdovanojimus. Andrius Mamontovas ir jo turo per Lietuvą koncertas. Naujųjų metų naktį, 30 minučių po vidurnakčio, tik per Lietuvos televiziją. Labas vakaras. Lietuvos televizijos eteryje Panorama. Viskas, kas per parą įvyksta Lietuvoje ir pasaulyje, gali būti skirstoma į prieš panoramą ir po panoramos. Nebaigiu dienos be panoramos. Jeigu aš esu bet kur Lietuvoje, aš jau 8:30 stengiuosi būti prie televizijos aparato. Jau 40 metų Panorama patikimas vedlys žinių pasaulyje. Šventinės nuotaikos lengį putojantis vynas Alita. Jokia čia paslaptis, kad daugelis žmonių mėgsta skaniai pavalgyti. Tačiau pažvelkime įdėmiau. Juk tai, kas skanu, dažnai tampa sunkiu išbandymu jūsų skrandžiui. Norėdami to išvengti, prieš valgį išgerkite Vytauto. Jis paspartina skrandžio veiklą ir padeda virškinimui. Vytautas – natūralus mineralinis vanduo, kurį gerti naudinga. Aukso filtrais išgryninta, todėl dabar dar švelnesnė. Atrodo auksinė ir yra auksinė. Originali lietuviška auksinė degtinė. Sausio 2 dieną, šeštadienį 13:20 per Lietuvos televizijos 2 kanalą. Maestro Virgilijaus Noreikos 50-ojo ir vienos ryškiausių lietuviškojo baleto žvaigždžių Loretos Bartusevičiūtės 30-ojo kūrybinio sezono šventinis vakaras, kuriame gros Povilo Jaramino instrumentinis ansamblis, šoks baleto solistai. Geriausia kalėdų dovana – kompaktinės plokštelės. Triumfo arkos auksiniai balsai. Gustavo enciklopedija Lietuvos tūkstantmečio datos.
ir Janina Miščiukaitė, Širdies žvaigždė. Šiuos DVD galite įsigyti knygynuose ir didžiuosiuose prekybos centruose. Taurės 10. Kai laikas tavo. Klasikinės muzikos sostinė Viena kasmet sveikina pasaulį naujųjų metų proga, dovanodama tradicinį šventinį koncertą. Vienos filharmonijos orkestro garsiausias ir populiariausias. 70 šalių transliuojamas naujametis klasikinės šventinės muzikos koncertas. Sekmadienį 22:15 per Lietuvos televiziją. Koncertą remia Rolex. Jokia čia paslaptis, kad daugelis žmonių mėgsta skaniai pavalgyti. Tačiau pažvelkime įdėmiau. Juk tai, kas skanu, dažnai tampa sunkiu išbandymu. Brangieji Lietuvos televizijos žiūrovai, mes kartu su... Šventinės nuotaikos lenkia putojantis vynas Alita.